Labas vakaras. Jūsų ekranuose laida Ofiso dramos ir aš jos vedėja Paulina Botyriūtė. Šiandien kalbėsime tema, apie kurią kalbėti būtina, bet dažnai nedrįstame. Tai tema apie emocinį ir psichologinį smurtą bei mobbingą darbe. Kas tai yra, kaip atpažinti ir ką daryti su tuo susidūrus. Apie visą tai šiandien kalbėsime su Akademija Dominorum partneriu, lektorium bei konsultantu Andrium Janiukščiu. Labas vakaras. Labas, Andriu. Žinau, kad daugeliui šios nepatogios temos apie emocinį bei psichologinį smurtą, mobbingą yra nepatogios, o tau tai yra labai įdomios temos kaip tyrinėjamos sritis. Man smalsu pirmiausia sužinoti, kaip šios temos apskritai atsirado tavo gyvenime ir kuo jos tave taip traukia. Na, žinot, aš kaip jaunas dar pakankamai specialistas, žmogus savo karjeroje esu susidūręs su visokiais dalykais. Su tais, kuriais žmonės susiduria įprastai, tai tiek su įtampa darbe, darbo įvairiais nesklandumais. Ir tarp tų nesklandumų su psichologiniu ar emociniu smurtu. Tai, taip gaunasi, kad tie reiškiniai, paskatino mane domėtis apskritai, kas čia tokio yra, kas yra tie toksiniai santykiai, kur tas toksiškumas ir ką aš kaip žmogus galiu su tuo daryti. O kitas dalykas, jūs paminėjote, kad šita tema yra nepatogi. Ir mes dažnai taip sakom. Nepatogu, lyg ir nemalonu kalbėti, lyg ir norisi galbūt užmerkti akis. Tai aš nors ir pats taip kartais sakau, aš visiškai nesutinku su šito požiūriu. Dėl to, kad psichologinis emocinis smurtas, mobbingas, tai yra normalus, sakysiu taip, įprastas nenormalus reiškinys, kuris egzistuoja žmonių santykiuose, egzistuoja darbo aplinkoje, privačiose, valstybinėse organizacijose. Ir, jeigu mes kažkaip užmerksime akis ar apie tai nekalbėsim, niekaip nenumenkinsim to reiškinio, jis yra realus, jis yra kartu su mumis. Tai aš manau, kad viešumas ir vieša diskusija yra būtina tiesiog sprendžiant arba ieškant sprendimų mobbingui ar psichologiniam emociniam smurtui darbe. Gerai, tai pradėkim šią temą gvildenti nuo pradžių, nes daugeliu atveju žmonės vadina taip skirtingus dalykus, bet vienodais vardais. Taip. Ar galėtum įnešti aiškumo į šias savokas, kaip kas yra eilinis konfliktas darbe, kas yra priekabiavimas, kas yra emocinis smurtas, kas yra mobbingas, kad truputį būtų aiškesnės tos savokos? Puiku. Kalbam apie kelias skirtingas savokas. Pirmiausiai, galbūt aptarkim, kas yra konfliktas. Konflikto savoka yra pakankamai paprasta, bent jau priimtiniausia mano perspektyva žvelgiant. Tai konfliktas yra pirma susidūrimas kažkokių skirtingų priešybių. Tai gali būti nuomonės, argumentai, idėjos, pozicijos. Tada, kada žmonės užvaldo nemalonus jausmai. Pavyzdžiui, jeigu mes turėtumėm skirtingas nuomonės, mes galim jomis dalintis, galim prieiti prie trečiosios kažkokios tai bendros nuomonės, galim ieškoti panašumų, skirtumų, bet jeigu mes įrodinėjam vieni kitiems savo nuomonę ir mūsų užvaldo nemalonus jausmai, tai jau nebe diskusija, nebe pasidalinimas nuomonėmis, tai jau yra konfliktas. Psichologinis emocinis smurtas dažniausiai įvardinamas veiksmas, tyčinis veiksmas prieš kitą žmogų, siekiant padaryti jam kažkokį tai neigiamą poveikį. Pavyzdžiui, emocinį poveikį, psichologinį poveikį, fizinį, finansinį poveikį. Tai būtų pavyzdys paprastas, jeigu aš pradėčiau ant jūsų šaukti, rėkti viešai, kitiems girdint, kur galbūt jūs pasijustumėte negerai, jaustumėte socialinį stresą, galbūt neigiamus tos pačius jausmus, galbūt jaustumėtės pažemintą. Mano veiksmą galima būtų įvardinti kaip psichologinio smurto veiksmą. Priekabiavimas būtų tyčinis veiksmas siekiant pažeisti kito žmogaus orumą, garbę, statusą, reputaciją, bei pasinaudojant kažkokiu tai asmeniniu personaliniu dalyku. Pavyzdžiui, pažiūros, politinės, seksualinės pažiūros, rasė, tautybė, lytis lygiai taip pat. Tai būtų, jeigu ryžčiausi išjuokti žmogų, vėlgi galbūt viešai visiems girdint, dėl jo pažiūrų, politinių, seksualinių pažiūrų, galbūt menkindamas lyties kažkokius tai klausimus, tai kas susijęs su to žmogumi. O mobbingo formuluotė yra tokia trumpa, konkreti, paprasta, sakant, kad mobbingas tai yra intensyvus, besikartojantis ir ilgai trunkantis psichosocialinis žmogaus terorizavimas. Ir tas reiškinys, jisai vyksta kažkokioje tai socialinėje sistemoje. Tai kadangi dažnai apie mobbingą kalbam darbo aplinkoje, tai čia būtų organizacija, darbo aplinka ir žmonių bendruomenė. Dabar taip ir paminėjai punktais tam tikrus mobbingo elementus, tai taip, ar galėtum dar kartą taip suvardinti, kokie yra esminiai mobbingo punktai, prie kurių pridėjus varnelę, aš galėčiau sakyti, taip, tai yra mobbingas.
Pirmasis jų būtų žinoma smurto, psichologinio emocinio smurto, priekabiavimo reiškiniai. Na tai bus prie žmogų smurtaujama, ta, kurį pasirinka auka. Ir tas bus visas pluoštas, visa puokštė smurto veiksmų, dažniausiai tai nebus vienas kažkoks tai veiksmas. Antrasis, tai būtų tų veiksmų nuolatinis atkartojimas ir intensyvumo elementas. Tai prie žmogų nebus smurtaujama kartą per metus, kartą per pusmetį ar kartą per ketvirtį. Prieš jį bus smurtaujama intensyviai, nuolatos tuos skirtingus smurto veiksmus atkartojant. Trečiasis elementas tai bus trukmė. Mobbingas yra laikomas sisteminiu smurtu. Tai reiškia, kad jeigu mane kažkas apšaukė, sakykime taip, ar bendrauja su manim pakeltų tonu vieną kartą, dar ne mobbingu. Ta reiškinį reikėtų vadinti. Mobbingas, jis vystosi, vyksta ilgai ir jeigu prieš mane skirtingomis formomis yra smurtaujama keletą mėnesių, pavyzdžiui, čia jau aš galiu sakyti, kad tai nėra tik tai konfliktai, nėra tik tai kažkoks tai atskiras smurto veiksmas, tai jau galimai yra mobbingo reiškinys. Ir dar vienas svarbus reiškinys, kad mobbingas dažnai yra tas reiškinys, kuris atsiranda esant galios disbalansui. Tada, kada vyresnis, ilgiau dirbantis darbuotojas smurtauja prieš darbuotoją naujoką, pavyzdžiui. Tada, kada vadovai ryžtasi smurtauti prieš savo darbuotojus. Kada auka bus tas žmogus, kuris turės menkesnės galimybės apsiginti. Visada suprasti lengviau yra per pavyzdžius, tai galbūt šioje vietoje galėtum pasidalinti, su kokiais tais klasikiniais, vadinkime, mobbingo atvejais susiduri savo darbo praktikoje. Tiek mano darbo praktika, tiek istorijos, kurias tenka išgirsti, tiek lygiai taip pat ir mokslinė literatūra sako, kad dažniausiai arba tokie klasikiniai pavyzdžiai tai būtų taip vadinamas vertikalusis mobbingas, tada, kada vadovas smurtauja prieš darbuotoją. Mes linksniuojame dažnai šitas situacijas. Ir iš ties tai yra ir galios disbalansas, kaip sakiau, darbuotojas visada bus tokioje silpnesnėje pozicijoje. Ir vadovų smurtavimas prieš darbuotoją arba darbuotojus. Nes mobbingui dar gali būti būdingas ir grupės smurtavimas prieš pasirinktą žmogų ar žmonės. Kitas klasikinis atvejis tai būtų horizontalus mobbingas, tada, kada kolega smurtauja prieš kolegą. Lygiai taip pat pasitaiko atveju, kada ilgai klientai, su kuriais bendraujame nuolatos, ilgai smurtauja prieš organizacijos darbuotojus. Tai net ir tame horizontaliame santykėje taip pat pastebimos mobbingo situacijos. Tai čia, sakyčiau, yra tokia klasika, dažniausiai pasitaikantis atvejai. Girdžiu, kad šiaip mobbingas pats jisai turi ir gali turėti labai daug tokių skirtingų atspalvių, nuo tų pačių subtiliausių iki pačių atvirų, kaip ateinu ir šaukiu kasdieną ant to žmogaus. Kokie konkretūs veiksmai tie subtilūs galėtų būti įvardyti kaip subtilūs veiksmai, bet jau mobbingo? Čia leisiu savo pajokauti, sakydamas, kad mobbingas pirmą kartą buvo nagrinėtas gyvūnijos pasaulyje. Tada, kada taikus gyvūnai, visa banda susidoroja su plėšrūnu. Vėliau pastebėtas vaikų bendravime, tada, kada mažamečių vaikų, tada, kada vaikai smurtauja prieš silpnesnį vaiką. Tik vėliau, buvo nagrinėtas suaugusių, adekvačių, išsilavinusių žmonių santykiuose. Ir dažnai yra vadinamas rafinuota, išsilavinusių žmonių susidorojimo su konkurentais forma. Ir taip yra būtent dėl tų subtilių veiksmų, kurie kartais yra sunkiai pamatomi. Pavyzdžiui, vienas tokių veiksmų galėtų būti sarkastiniai juokeliai prieš auką. Tada, kada aš viešai, žinot, yra normalu, kada žmonės naudoja sarkazmą tarsi flirtuodami vienas su kitu, šiek tiek pasikandžiodami, tai yra adekvatu, tačiau tai yra taip pat ir puikus instrumentas agresoriui naudoti kandžius, įžeidžius sarkastinius juokelius prieš žmogų visiems girdant. Juo labiau, kad galima pasakyti ir tai, kad čia tu nesupranti. Čia tu neturi humoro jausmo. Tai jeigu tu neturi humoro jausmo, aš neturiu tau ką pasakyti. Kita vertus, kritika, nepagrįsta kritika, tai gali būti adekvatu, kada kritikuojama, kaip ir turėtų būti už uždarų durų, niekam negirdint ir konstruktyviai. Kritika taip pat gali būti neadekvatus reiškinys ir instrumentas, kada kritikuoju žmogų nepagrįstai, tik neigiamai, tik tai kitiems girdint, tokiu būdu formuodamas legendą arba kažkokį tai neigiamą įvaizdį to žmogaus prieš kolegas, prieš galbūt partnerius, vadovus ar kažkaip tai panašiai.
yra vienas labai įdomus veiksmas, tai yra užduočių neskirimas arba nuėmimas nuo žmogaus. Tokiu būdu tarsi kaip ir darbo organizavimo reikalas ir galima tą daryti, bet tuo pačiu sudarant spaudimą žmogui ir parodant, kad laikas ateiti iš darbo. Išeiti darbo, dėl to, kad jeigu neišeisi, ateis laikas ir aš tave bandysiu atleisti. Tai, tų subtilių tokių veiksmų iš ties yra tikrai daug. Dar pakalbėkime apie pavyzdžius. Taip. Tai ar galėtum mane ir žiūrovus pravesti per kokią nors mobbingo istoriją, bet taip trumpai, bet nuo pat jos užuomazgos, kaip viskas rutuliojosi ir kuo baigėsi? Gerai. Įsivaizduokime, kad į organizaciją įsidarbino jaunas specialistas. Specialistas turiu omenyje, neprisirišant prie to, ar tai yra vyras, ar tai yra moteris. Bet, įprastai žmogus įsilieja į kolektyvą, į socialinius santykius, į darbo procesus, yra adaptacijos laikotarpis, ir jisai pradeda dirbti toje organizacijoje. Dabargi bėgant laikui paaiškėjo toks dalykas, kad, gerai, prisiriškime prie vadovų ir darbuotojų santykių šitoj vietoj. Tai paaiškėjo toks dalykas, kad jo ir vadovo požiūriai išsiskiria absoliučiai praktiškai visais klausimais. Darbų atlikimas, užduočių vykdymas, funkcijos, klientų aptarnavimas, požiūris į darbą, požiūris į klientą ir panašiai. Ir dabargi laikui bėgant specialistas su vadovu pradeda konfliktuoti. Ir konfliktai yra ta šaknis, sakykime, taip pradžia, iš kurios vystosi mobbingo situacijos. Ir dabargi vieną dieną įvyksta reikšmingas konfliktas, kada susipyksta darbuotojas, turėdamas savo kompetenciją, savo supratį, savo darbo metodus su vadovu. Ir tas reikšmingas konfliktas yra laikoma pirmoji mobbingo stadija. Tada laikui bėgant galima pastebėti tokias pirmasias mobbingo atakas, kada darbuotojas yra nuolatos kritikuojamas, pradžioje už uždarų durų, vėliau viską perkeliant į viešumą, tada, kada visi girdi. Karts nuo karto jis yra tiesiog puolamas, pastebėjus ar kažkokią klaidą, ar kažką tai nereikšmingo, kažką mažai reikšmingo, bet jis yra tiesiog užpuolamas, kitiems vėlgi girdant, koridoriui prasilenkiant, kad sudaryti vaizdą, kad tas žmogus yra nekompetentingas. Dargi susirinkimo metu vėlgi laidomos kažkokios tai pastabos, duodami projektai arba užduotys, kurios yra iš anksto žinant neadekvačiais terminais, sakant, kad man reikia, kad padarytum per 2 dienas, nors darbo atlikimui reikia savaitės ar galbūt net didesnio laiko. Ir pasako penktadienį, kad turi būti pirmadienį. Būtent. Daryk, ką nori, man neįdomu, turi susitvarkyti su šitą užduotimi, iki pirmadienio ryto ataskaita turi gulėti ant mano stalo. Ir tos atakos, sakykime taip, jos vystosi, tampa sistemingos laikui bėgant, mėnesiams bėgant ir intensyvėja. Įskaitant ir terorizavimo telefonų, pavyzdžiui, kada darbuotojai vakare po darbo, praėjus keletui valandų, tiesiog pranešama kažkokia nemalonė žinia, kad rytoj reikia kažkokį svarbų darbą atlikti ir panašiai. Žmogus galbūt sustresuos, galbūt turės problemas užmiegant ar kažkaip tai panašiai. Stresas, nerimas, panašus dalykai. Ir tos atakos įgauna ir įvairesnę formą. Ko žmogus laikui bėgant jaučia nerimą, įtampą nuolatinę darbe ir namuose. Žinot tą jausmą, kad atsikeli ryte ir jau pradeda sukti pilvą, dar net neatsigėrus puodelio kavos. Ir istorijos namuose, dažnai grįžus namo, 1 valanda yra skiriama su antra pusė pasikalbėti apie tai, kas negero įvyko mano dienoje darbe. Su draugais lygiai taip pat. Ir aplinka sako, išeik tu iš to darbo, tau jis negeras, vadovas negeras, ten toksinė aplinka, tu išeik. Žmogus negalvodamas, kad tai yra smurtas, galvodamas, kad tai yra tiesiog konfliktai, galbūt vadovas griežtas, jam iš šalies sako, žinok, pas mūsų vadovas yra labai stipri asmenybė. Ir, žmogus tiesiog bando kažkaip išgyventi tomis sąlygomis. Situacija blogėja, kadangi jisai dar neišėjo iš darbo, nuo jo nuimami projektai, klasika, tam, kad jisai suprastų, kad atėjo laikas išeiti iš darbo. Kadangi tas neįvyksta, o viskas tik intensyvėja, tas smurto atakos virsta niekinimu ir tai yra dažnai 4., 5. mobbingo stadijos, kada sudaromas vaizdas, kad žmogus nekompetentingas, jo turi čia nelikti, jisai pats kaltas, apie jį kalbama ne tiesiai į akis, o už jo akių kartu su kolegomis, kuriamos legendos. Kol galiausiai jam neišėjus, ieškoma priežasčių jį atleisti. Priežastys randamos, bet siūloma susitarti abipusiai, kad žmogus išeis iš darbo.
O jeigu nenori, mes rasim priežastį tave atleisti. Ir tada išeisi su prasta reputacija. Klausant tavęs, nesunku suprasti, kad tokios ir panašios istorijos tikrai neišeina be pasiekmių. Man įdomu, kokios pasiekmes iš tikrųjų lydi mobbingą patyrusį žmogų? Galbūt sakysiu taip, pasiekmes apskritai yra dviejopos. Įmoniai, mažėjantis darbuotojų įsitraukimas, motyvacija, produktyvumo mažėjimas, efektyvumo mažėjimas, rotacijos didėjimas, kada darbuotojai yra linkę labiau keisti darbo aplinką ryšiumis su toksinėmis sąlygomis. Kita vertus, žmogus patiria psichologinės, emocinės ir netgi fizinės problemas. Jeigu kalbėti apie paprastesnius dalykus, tai gali būti mažėjantis susikaupimas ties elementariomis darbo užduotimis, pavyzdžiui, mažėjantis savigarba, savivertė, tikėjimas savo jėgomis, vėliau atsirandanti nerimo, pastovus stresas, iki tokių problemų kaip obsesija, paranoja, depresija, mintis apie savižudybę arba netgi savižudybę. Tai įskaitant ir fizinės problemas, kurios yra susijęs su nuolatinė streso reakcija, nuolatiniu nerimu ir nuolatinė įtampa. Ar galėtum pasidalinti, kokią taip dramatiškiausią istoriją tau teko matyti, ar girdėti, ar susidurti kažkaip savo darbo praktikoje? Gal, žinot, šitoje vietoje aš sakysiu taip, aš pakankamai jautriai sureaguoju į rezonansinius atvejus, kurie bent hipotetiškai gali būti siejami su psichologiniu emociniu smurtu ar netgi mobbingu, ypatingai tada, kada jie baigėsi tragiškai. Tai galbūt sakyčiau, kad čia yra tragiškiausi atvejai apskritai, kuriuos aš galėčiau nagrinėti arba kaip galėčiau žvelgti iš smurto perspektyvos. Gal galėtum patikslinti ir žiūrovams, ką vadini tais rezonansiniais atvejais, kad būtų aiškiau? Rezonansiniais atvejais aš galbūt prisiminčiau prieš keletą metų įvykusį įvykį, kuomet jauna specialistė nusižudė, pakėlė ranką prieš save. Ir nesuprasiu to, atsiprašau, negaliu suprasti, niekaip negaliu pateisinti kažkieno narcisistinių, sakysiu taip, egoistiškų tikslų ar siekių įgyvendinimo kito žmogaus sąskaita, puolant kitą žmogų ar gal net jį pastumėjant kažkaip tai link tragedijos. Tai aš manau, kad taip neturi būti vienareikšmiškai. Kita vertus, savo praktikoje tikrai išgirstu dviejopų istorijų. Skaudžiausios vyriškai lyčiai dažnai būna reputacija ir reputacijos trypimas, kompetencijos trypimas, bandant gandais visai kaip parodyti, kad žmogus yra nekompetentingas, paminant, suminant jo statusą. Kita vertus, iš moteriškos lyties, iš moterų esu girdėjęs daug situacijų, kada moteris yra trypiama kaip moteris. Daugiau priekabės naudojant ir pasinaudojant lyties aspektu. Ir žinot, žmonės negali tų istorijų papasakoti be ašarų, kartais netgi matosi, kaip žodžiai springsta gerklėje ir žmogus net, nepaisant to, kad atvejis vykęs senai, prieš 5, 7, galbūt 10 metų, tie atvejai traumuoja žmonės ir netgi šiuo metu, dabartiniam momente žmonės pasakodami tas istorijas iš ties matosi labai aiškiai, kad jos yra labai skausmingos. Mes visada, kai kalbam apie mobbingą, tai turim tą ir agresorių, ir auką. Tai jeigu mes žiūrėtumėm į taip į tas pačias asmenybės, man labai įdomu, ar esi pastebėjęs kažkokių tai bendrumų, charakterių, asmenybių bruožų, ką turi tai bendro, paprastai kuo pasižymi agresoriais ir kuo aukos? Galbūt sakysiu tai, man teko girdėti vieno gerbiamo psichologo pasisakymą apie agresorius, kad agresorius visada turės asmeninių problemų. Ir, sakysiu taip, kiek sutikau agresyvių žmonių, kurie savo dominavimą įtvirtina agresiją, nesutikau dar agresyvaus ir laimingo, patenkinto savo gyvenimo žmogaus. Kartais atrodo, kad yra nesuderinami dalykai. Netgi yra sakoma, ir aš su tuo nuomonė absoliučiai sutinku, kad agresija gimsta iš menkavertiškumo jausmo, kada auka tampa žmogus, kuris yra švelnus, draugiškas, kuriam lengva kurti santykius su kolegomis, kuris yra profesionalus, kuris supranta, kas yra socialiai priimtinas elgesys. Tai yra tas idealas, kurio aš gal kaip agresorius neturiu ir iš menkavertiškumo man kyla noras tą sunaikinti. Kita vertus, aukomis gali tapti ir tas žmogus, kuris yra kompetentingas, kuris turi savo nuomonę, kuris gali ją išreikšti, renkasi ją išreikšti ir kuris gali būti nepatogus kitiems ar netgi išversti kažką tai iš
postą. Tai su aukomis bus toks dažniausiai dvejopas vaizdas. Ir taip jau ir šito pasidalimo girdžiu tam tikras priežastis, dėl ko atsiranda apskritai mobbingas organizacijose. Taip. Kokios dar yra priežastys, dėl ko atsiranda mobbingas organizacijose? Ir man iš karto lenda ir kitas klausimas. Iš kitos pusės, o dėl ko žmonės su tuo taikstosi ir jie būna ten ir kenčia? Tai yra du klausimai ir pabandykime juos trumpai atsakyti. Vienas klausimas tai yra kokios priežastys. Norėtųsi sakyti, kad organizacijos kaltos, nes žmonės juose smurtauja ir kažkas yra negerai. Kita vertus, noriu sakyti, žmonės kalti, jie nemoka bendrauti ir su jais yra kažkas tai negerai. Nieko nedaro. Taip, ir dar nieko nedaro, taikstosi. Tai iš principo žiūrėti reikia ir į organizacijas, ir į žmonės. Jeigu žiūrėsime organizacijose iš ties yra įvairių problemų, kurios gali paskatinti konfliktinę aplinką, smurtinę aplinką ar toksinę aplinką. Tai gali būti ir komunikacijos įvairiausi nesklandumai, vakumas, ypatingai pokyčių metu, kada darbuotojai nežino, kas vyksta, yra didelis neapibrėžtumas, kitos psichosocialinės rizikos. Tai gali būti ir nuolatiniai pokyčiai, pavyzdžiui, apskritai svarbiose įmonėms srityse. Galbūt keičiasi vadovai, galbūt restruktūrizacija, kažkokie tai kiti dalykai. Tai gali būti elementari kultūros problema, kada šaukti, rėkti, bendrauti grubiai, nepagarbiai, su keiksmažodžiais, trankyti durimis. Na, yra tokia savotiška norma, sakykime taip, ir tas socialiai priimtinas elgesys, nėra vertinamas. Iš kitos pusės, žmonės, santykių problemos. Vienas dalykas. Antipatija, pavydas, kerštas. Žino tą situaciją, kai žiūri žmogų ir galvoja, nu va, atėjo ponas. Dar net žmogus nieko nepasakė, aš tiesiog jaučiu kažką. Jau nebepatinka. Taip, jau viskas jau nebepatinka. Na, ir galbūt dar vieną priežastį paminėsiu svarbę, tai socialinio bendravimo gebėjimų trūkumas. Tada, kada žmogus žino, sako, aš čia nekalbu, aš čia garsiai kalbu, ar ten nerėkiu garsiai kalbu. Na, tada, kada nereguliuojam savo elgesio ir tokiu būdu sužeidžiam tiesiog kitus žmonės ir dar negebam atpažinti tą elgesio. O kodėl taikstosi žmonės? Na, žinot, įvairios labai priežastis, bet gal esminės pasakysiu taip. Nežinojimas yra problema ir dažnai kalbant su žmonėmis, nagrinėjant kažkurią situaciją, sakant, žiūrėk, čia smurtas. Pasikalbam apie tai, žmogus sako, tu pasakoji mano situaciją, nors mes kalbam apie smurtą, sąvokas, veiksmus, panašius dalykus. Visi turim paskolas, visi turim šeimą išlaikyti, visi turim savo būtinosius poreikius patenkinti. Gerai, jeigu aš jaunas žmogus, man yra paprasta persikvalifikuoti, persiorientuoti, susirasti darbą, gyvenu didmiestyje. O mažame miestelėje, galbūt 10, 15, 20 metų dirbu toje darbovietė, aš nežinau, kaip susirasti darbą, nežinau, kaip pasirengti tą gyvenimo prašymą, kur dalyvauti, o ir pasiūla darbo yra pakankamai maža. Aš tampu įkaitas tose aplinkybėse. Palaikymo trūkumas iš kolegų, niekas, mažai žmonių, sakysiu taip, nori palaikyti, nes save stato į pavojingas sąlygas. Ir auka lieka viena. Ir dažnai dėl to sakoma, kad mobbingas yra tas reiškinys, kur dažniausiai baigėsi aukos pralaimėjimu. Dėl to, kad aukos pusėje būna mažiau žmonių, mažiau palaikomo, žmogus kovoja vienas. Ir man iš karto tas klausimas toksai vienas esminių, tai jeigu aš atpažįstu savo aplinkoje, savo darbe mobbingą, o ką daryti? Tai kokiu patarimu praktiniu duotum žiūrovams, tai jeigu aš pastebiu savo aplinkoje mobbingą, ką daryti visų pirma, kaip pasiruošti ir kur kreiptis? Galbūt taip sakysiu, kelis bendrus patarimus turiu, sakydamas, pirmas momentas, tai galbūt prisiminčiau gerbiamą profesorių Eugenijų Laurinaitį, be galo mėgstu šitą žinomą Lietuvoje žmogų. Ir viename pasisakyme jisai sakė apie tai, ką daryti, jeigu kažkas lipa mums ant sprando. Profesorius sako, reikia pasipurtyti. Tai šito požiūriu aš sakyčiau, kad ir istorijų sėkmingų, aš nenoriu, kad viskas atrodytų labai neigiamai, aš girdžiu sėkmingų istorijų. Ir viena jų tipas istorijų sako, kad atkirtį agresoriui reikia duoti skaudų ir iš karto. Dėl to, kad agresorius yra linkęs pasirinkti tą auką, kuri nesipriešins arba turės menkesnės galimybės pasipriešinti. Tai jeigu žmogus priešinasi iš karto agresyviai, tada bereikia tik pasirinkti kitą auką arba tiesiog nustoti tą daryti. Ir tai veikia. Tai nebus konfliktas tada? Bus.
Bus. Be konflikto šitoje vietoje yra tiesiog neįmanoma. Ypač tas svarbu tiems žmonėms, kurie yra linkę vengti konfliktų, kuriems konfliktai sudeda didelį diskomfortą. Aš esu iš tokių žmonių, tai nėra paslaptis, bet svarbu suprasti, kad be konflikto šitoje vietoje neįmanoma kažkaip tai spręsti, neįmanoma jį užeiti. Kita vertus, sakysiu taip, kad vienas bendrų tokių patarimų būtų apskritai netoleruoti aplinkos. Aš pateisinu ir sutinku su tais žmonėm, kurie renkasi išeiti iš tos darbo aplinkos, netoleruoti toksiškumo aplinkoje ir susirasti tą darbovietę arba tą aplinką, kuri yra jiems draugiškesnė. Girdžiu tas istorijas. Žmonės džiaugiasi radę tinkamesnę aplinką ir tinkamesnį darbą. Ir aš visiškai pateisinu tokį sprendimą, nepaisant to, kad agresorius lieka įmonėje. O kaip yra su įrodymų rinkimais? Kaip įrodyti, kad tai buvo mobingas? Trečiasis veiksmas, kurį galim daryti - įrodymai. Žinot, taip, viską ir visais būdais reikėtų rinkti apie agresoriaus veiksmus, apie tas situacijas. Jeigu įmanoma užsirašyti, jeigu įmanoma, kad kažkas paliudytų, užsirašyti, paprašyti. Jeigu pasijaučiau blogai, kreipiausi pas šeimos gydytoją, nes man tiesiog yra blogai, nusifotografuočiau vizito dokumentus, pasijaučiau negerai, nemiga, nuėjau nusipirkti raminančios arbatos, nusifotografuočiau čekį kaip įrodymą. Žodžiu, ta diskusija, aš puikiai suprantu, žmonės sako, tai kaip dabar, einu į darbą, dirbu savo darbą ir dar turiu čia dirbti, vaikščioti su kamera, užsirašinėti, filmuoti, kažką tai daryti. Na taip, save reikia apginti ir dažniausiai neteina iš šalies joks herojus, kuris mus išgelbėtų iš tos situacijos kažkaip tai, reikia gintis pačiam. Ir tenka girdėtų istorijų, kai žmogus sako, dariau, gyniausi, pavyko, o kiti dar yra pakankamai tvirti, kurie sako, dar ir kolegą apgyniau. Ir, nėra kitaip. Tai tada paskutinis klausimas, jeigu aš surinku įrodymus, aš turiu kuo pagrysti, kad tai vyksta, tai kur man kreiptis? Vadovas, jeigu ne vadovas smurtauja. Jeigu jisai jo vadovas, įmonės vadovas. Kolegos, draugai, pažįstami bičiuliai, šeima, palaikymas, teisininkas, dėl to, kad tai yra darbo santykiai, psichologas, dėl to, kad tai yra emocijos, stresas, nerimas, valstybinė darbo inspekcija, būtinai, profesinė sąjunga, personalo skyrius. Kitaip tariant, ką siūlau ir ką rekomenduoju, netgi ne vienur, tada kitur, visur, kur tik tai įmanoma, kuo anksčiau, dėl to, kad žinom, jog tai yra reiškinys, kuris vystosi, ir kuo garsiau, kuo viešiau, dėl to, kad agresorius bijo viešumo. Girdžiu, kad tikrai yra ir ką daryti, ir kur kreiptis, ir tai gera žinoti. Tai ačiū tau labai už pokalbį. Ačiū labai. Šiandien tai buvo viskas, ką mes kartu su Andriumi jums spėjome papasakoti. Susitikime prie ekranų kitoje Ofiso dramų laidoje, kurioje kalbėsime apie profesinį perdegimą. Iki.